Sveiki, esu Lietuvos sveikatos mokslo universiteto Kauno ligoninės psichiatrijos klinikos gydytojas psichiatras Edgaras Diržius. Pakalbėsime šiandien apie psichikos sveikatą, kuri yra nuolatos šalia mūsų, kuri yra mūsų dalis, kuri atspindi mus, kuri lemia mūsų santykius su aplinkiniais, mūsų savijautą, mūsų gyvenimo kokybę, ne tik emocinę savijautą, bet ir fizinę savijautą. Spalio 10 dieną minime pasaulinę psichikos sveikatos dieną, kuri ragina mus prisiminti savo psichikos sveikatą, savo artimųjų psichikos sveikatą ir visuomenės psichikos sveikatą. Nors yra svarbu būti atidžiam savo ir atkreipti dėmesį, kai kyla reikšmingi sunkumai ir kreiptis į psichiatrus ar psichologus ar kitus specialistus. Tačiau yra keli nesudėtingi ir daug laiko neužimantys būdai, kaip pasirūpinti savo psichikos sveikata. Pirmasis būdas tai būtų fizinis aktyvumas. Ir tam nebūtina skirti daug laiko, investuoti į brangius sporto klubus ar treniruotis. Užtenka pasivaikščioti po pusvalandį per dieną ar kylant įtampai, pasidėti geriau telefoną ir palikti jį kišenėje ir nesinaudoti juo ir pabūti tiek su savimi, tiek judant. Kita svarbi rekomendacija yra bendravimas. Susitikite su artimaisiais, su draugais, jei įmanoma, būtų geriausia gyvai. Tiesiog pakalbėti neįpareigojančiai, praleisti maloniai laisvalaikį, gal kartais ir padiskutuoti. Kas yra pastebėta, kad bendravimas yra naudingas ne tik tai emociniai gerovei, bet ir jūsų fiziniai sveikatai. Pagerina ir širdies ligų būklę ir apsaugo nuo demencijos. Kitas elementarus būdas padėti savo sveikatai, ne tik tai psichiniai, yra mityba. Ir nereikia kažkokių labai sudėtingų schemų dietos. Paprasčiausiai daugiau valgyti augalinės kilmės maisto. Žinoma, nebūtina pamiršti gyvulinės kilmės maisto, bet prisiminti įvairiausias uogas, daržoves. Ypač psichikos sveikatai yra vertingos mėlynos spalvos uogos, mėlynės, gervuogės ir panašios. Nors, kaip ir kiti punktai, buvo minėti ne kartą ir girdėti nuo senų senovės, bet kitas svarbus aspektas yra saikas. Svarbu turėti saiką tiek fiziniam aktyvume, tiek saiką bendravime, skirti minutę kartais savo, tiek saiką vartojant įvairias psichotropinės medžiagas, ypač alkoholį. Kaip gydytojas psichiatras galiu pasakyti, kad didelė dalis ir didžioji dauguma žmonių su ūmiai sutrikusia psichika pas mus atvyksta stipriai intoksikuoti alkoholį. Tai tik tai pablogina turimus sunkumus arba juos neretai ir atneša. Kviečiu visus pasirūpinti savo emocinę sveikatą, pasidalinti šiuo videu su draugais, pasikviesti juos pasivaikščioti ir užkandžiams pasiimti mėlynų uogų.